2022 pavasaris. Tesonet skelbia apie didžiausią sporto partnerystę Lietuvos istorijoje. Tai investicija stipriausią šalies krepšinio klubą Žalgirį. Nuo ko viskas prasidėjo, kodėl Tesonet pasirinko būtent Žalgirį, apie tai netrukus iš pirmų lūpų. Tomai, tai pats paprasčiausias, bet turbūt pats populiariausias klausimas, tai kodėl Žalgiris? Tai galėčiau turbūt įsirašyti šitą ir atsakinėti pastoviai, bet visi mes esam užaugę su Žalgiriu, tai visiškai gilią istoriją turinti ir labai aiškias vertybės turinti komanda ir Žalgiris tai yra visos Lietuvos komanda, aš sakyčiau. Prieš kelis metus nusprendėm, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie bendradarbiavimą artimesnį, kur galėtume sujungti jėgas. Ta kompetencija, kurią mes esam užsiugdę, sujungti su tikrai ambicinga ir labai greitai reaguojančia ir profesionalia komanda. Pabendravus arčiau, atrodo, nebeliko klausimų ir nusprendėm žengti šį žingsnį. O vat grįžtant į istoriją, kada kilo ta idėja, čia kažkas gali gautis, jūsų partnerystė gali virsti kažkuo dideliu? Aš tai pamenu tiksliai, aš buvau Palangoje ir Covidas, man atrodo, buvo kaip tik prasidėjęs ir galvojom, o dabar reikia galbūt tikrai kažką tokio padaryti, padėti, tikrai sunkus laikas ir parašiau Pauliui, tada galbūt reikia susėsti ir pasikalbėti. Paulius, kokia būtų versija? Ta pati versija, jisai parašė, ten paskui ar galiu paskambinti, ar ten savo tą tipinį kukų. Ir skambina, sako, turiu čia planą. Žiūrėk, jūs žiauriai gerai varot, bet jeigu dar čia padarytume, tai tiek galima atrakinti, kad potencialo daugiau, tai tas ir užkabino. O Pauliu, kai pradėjo dirbti kartu, koks buvo pirmas įspūdis? Tai aš neatsakiau tuose darybose, tai jie tų įsigijimų darė ne vieną, mums čia buvo pirmas kartas. Ir aš net atsimenu, vieną kartą sėdėjom pastate ten Vilniuje ir aš turiu čia savo konsultantus, kur tipo vienas finansų, vienas teisė, ten iš jų pusės. Ir jie ten šaudosi, o aš taip sėdžiu ir galvoju, kas čia vyksta. Ir tipo tada Tomas sako, tai ką tu galvoji? Ir aš sakau, kebra, aš čia kai filme sėdžiu, sakau, žiūriu, nesuprantu, kas čia dabar, žinai. Kaip aš sakau, aš įpratęs esu klausyti, kai visi aiškina, ką reikia padaryti. Tai ateisim, čia mes padarysim tą. O čia buvo tas, kad tu ateini ir kalbi vienom bangom. Grinai sporto verslo, tai man ypač buvo tas, kad tu skaitai NBA, kaip ten jie daro, kaip jie ten dėlioja, kaip ten tos vertės klubų, kaip ten galima jas pakelt, kaip ten galima parduoti, kaip ten tą IT visą išnaudot. Tai tas kelias ir prasidėjo nuo to, kad jie žinojo, kur veda ir po truputį už rankos vedė ir mes ofise net visi viską mokinomės iš naujo. Tomai, Žalgiris ir Tesonet, kuo tai dera? Labai daug kur dera ir žinokit, mes kai mūsų akceleratorius įmonės kaip prisijungėm ir kažkaip bandom padėti ir tas pas buvo ir su hosting ir su kitom įmonėm, tai labai daug Tesoneto žmonių ateina ir iš tikrųjų padeda savo darbu ir savo know-how. Statyti tam tikrą modelį, strategiją, kaip galim padaryti, cross-sellai, upsellai, ten ar tos pačius visus data sutvarkyti, kad labai aiškiai matytume, kaip kas vyksta. Tas pats įvykęs rebrandingas buvo toksai, kur atrodo, padarom šitą dėl to, kad žinom, kad tai bus didžiulė vertė, kur atrodo kartais net turbūt nebandytum samdyti išorinės agentūros, galvotum pats gal tą logotipą nupieši, bet mes jau praėję tą nekartą, mes jau 3 kartus piešę tą logotipą patys išleidus, gražus buvo, po to pervišim, kol supratom, kad reikia tam tikrus dalykus atiduoti profesionalam ir jau juos tas profesionalus mes pažįstam, žinom, tai mūsų žmonės galėjo tą padėti, bet kaip ir pradėjom kalbėti, aš sakiau, mes į krepšinį ir sportą nesikišim ir mes nieko tai nesuprantam. Galbūt mes galim padėti su kažkokia papildoma informacija tam sportui. Tai buvom ir pokalbį jau ir dėl dirbtinio intelekto, kad AI kaip pajungti, kad daugiau analizuoti, kad padėti. Ir su AI specialistais visai sustikom. Bet iš esmės tikslas yra, kad šitas verslas būtų self-sustainable arba tvarus. Ir jisai tada galėtų užaugęs ir investuoti atgal į sportą. Investuoti geresnius žaidėjus, investuoti geriau į kitas sporto šakas, į akademiją. Situacija su sportais arba su bet kokiais, jeigu tu taip žiūri NGO ar VŠI, kad jie vis tiek turi turėti verslo modelį po apačią. Tie patys universitetai, Harvardas Amerikoje ir visi kiti, jie įsilaiko jau patys iš save, kur investuoja ir gauna grąžas ir tada jie stato pastatus, duoda mokslą nemokamą. Pasižiūrėkime inovacijos Formulė 1, kokio lygio yra. Ten. Ir kaip Formulė 1 po Netflixo, kai atėjo nauji savininkai, Liberty Media, kaip išbūmino ir kokios inovacijos ten suėjo ir koks žiūrimumas ir kaip tą sportą iš naujo, atrodo, visi įsimylėjo. Tai
Tai čia irgi lygiai tas pats, tai mūsų tikslas yra sustatyti tą fundamentą, strategiją, verslą, kaip galėtų jisai pats važiuoti. Tas pats yra susiję ir su viso arenos operavimu, baseino operavimu, cateringu ir visais kitais dalykais. Tai man atrodo, daug visokių komandų prisijungė, taip pat vertikaliai integravosi Žalgirį ir su savo konsultacijom stengiasi padėti kiek galim, patarti, nesikišti, bet kad tiesiog surastų šorkatus, kad nereikėtų pačiam mokytis ir daužyti galvą per sieną. Kuris susitikimas buvo įsimintiniausias? Man smagiausia buvo, kai mes krepšinį žaidėm Tesoneto prieš Žalgirio ofisą ir tada ėjom į baseiną ir pabuvom kartu, tai va tas turbūt buvo tas įsimintiniausias. Reikia ir šiandien pakartoti. Čia gera vadyba buvo jo tada. Kaip baigėsi rungtynės Tesonet prieš Žalgirį? Tai Tesonetas, aišku, laimėjo. Nepamenu, man atrodo, pralaimėjo. Aišku, kad nelaimėjo, tai ką čia, tai mūsų stiprybė, tai mes laimėjome. Jonai, Pauliui, kokius galbūt pirmus darbus jūs spėjot padaryti Žalgiris ir Tesonet kartu? Čia ateidami mes stengiamės atsinešti savo tą patirtį, kadangi dirbdami globalioje rinkoje turim labai daug duomenų. Tas išmokė mus daryti greitus procesus, ne? Tai pirmieji darbai, tai turbūt sutvarkyti visą tech dalį, interneto svetainės, appsai visi, padaryti tą fanų patirtį. Tai kiekvieną dieną pamažą žingsniuką ir jau kažkokie tai dalykai virsta kūnu, kaip Tomas ir minėjo, turim naują įvaizdį gražų, ne? Turim naują labai gražų appsą, kur fanai gali pakonkuruoti tarpusavį, spręsti uždavinius, turėti savo reitingą ir panašiai. Atsirado ir naujas e-shopas, ar ne, tai po truputį va tokie darbai ir juda. Pauliau, kuriuose srityse galbūt pajutė didžiausią pagalbą ir naudą iš Tesoneto? Tai va šituose, kuriuose ir išvardinom, taip, visi appsai, viskas tikrai aš pats nuo senų laikų naudojusi tais appsais ir tu ten rasdavai tą informaciją, bet būdavo tik tai tiek. Galėdavai pasiekti tvarkaraštis, komandos tas ir anas, o dabar tikrai visko yra, galėti įti praleisti laiką, spėlioti rezultatą, dar kažką nusipirkti atributikos, tai va čia viskas yra labai smagu, bet be abejo ir tas bendravimas tiesiog yra paprastas, bet koks klausimas, kuris galbūt yra rūpimas, tu gali tiesiog ar parašyti, ar paskambinti ir tas tiesioginis bendravimas, manau, kad yra didžiulis privalumas, nes ir laiko sutaupai, bet ir žinių iš karto gauni. Papildant, kad Žalgirio žmonės, darbuotojai turi galimybę kreiptis į bet kurį mūsų specialistą profesionalą, ar tai būtų rinkodara, ar tai būtų finansai, teisė, ar dar kažkas ir pasisemti kažkokios patirties. Ir lygiai taip pat mūsų žmonėm yra labai faina prisidėti prie šito švento dalyko, nes, kaip Tomas minėjo, užaugom su tuo ir nuostabu yra kažką tai duoti atgal. Kaip ten ta sinergija atrodo, Tesonetas su Žalgiriu? Kaip vyksta tie pokalbiai, idėjų pasikeitimas, informacijos keitimasis ir sprendimų priėmimas? Geriausi sprendimai yra tada, kai yra kolektyvinis sprendimas, kai protingiausi žmonės, kurie dirba tam sektoriu, kiekvieną dieną eina į darbą, galvoja apie tai, kur tikrai jie geriau žino, negu mes žinom, kai prabėgom, pamastom kažkur važiuojant arba dar kažką, kai 100 kitų reikalų. Tai prisijungia ir marketingo žmonės, ir komunikacijos, ir finansai, ir visi, ir sprendžia vieną ar kitą klausimą, kad viskas būtų atbėgių svarbiausia, kad nebūtų nukrypimų, kad nebūtų jokių didelių įsiskolinimų, viskas atrodo sutvarkyta, atidavėm visas skolas, viskas ir dabar tik tais pirmyn važiuosim. Vis tiek krepšinis yra žaidimas fanams daugiausia, bet galvoju, gal Jonas papasakos, kur fanai turėjo pajausti didžiausią naudą, kuo jie galbūt džiaugiasi, kokiom inovacijom džiaugiasi labiausiai. Mes norime apskritai pagerinti tą fano patirtį, tai norime turėti daugiau duomenų, ką vienas kažkoks konkretus žmogus daro ir kad tas būtų suformuota aplinky, ta geresnė patirtis, ar ne. Tai visas tas bendras darbas po žingsnelį gerina ne tik fano, bet visos organizacijos ir tikslas yra, kad tas klubas dar 100 metų kaip minimum klestėtų ir būtų kuo daugiau pergalių. Tai čia turbūt tada fanui bus geriausia. Aš įsivaizduoju, kad prieš N metų, jeigu būtumėm pagalvoję, kad per appsą galėsim užsakyti maistą arba gėrimų krepšinio rungtynėse, jau mums turėjo skambėti kaip kosmosas. Kokių galbūt crazy idėjų arba turit, arba yra šitoje industrijoje, ką galėtumėt galbūt pasvaigti įgyvendinti ateityje? Tai dabar daug ką darom mūsų fanams, ar ne, Lietuvai kažkokį tai produktą, bet tikslai yra ambicingi išeiti ir iš Lietuvos ribų, kažką sukurti Žalgirio vardu, kažkokį susijusią produktą su sportu ar sveika mityba gyvensena, nes turim neįtikėtinas galimybės testuoti dalykus ir
norim daryti tai, ką mes esame įpratę, dirbti globalioje rinkoje, tai tada Žalgiris būtų dar stipresnis. Tai tų idėjų crazy yra visokių, gal visų nevardinsim. O jeigu kalbam apie fanus, Tomai, ar dar pavyksta žiūrėti Žalgirio rungtynės kaip fanai? Visą laiką mylėjau krepšinį ir žiūrėdavau jį, man būdavo įdomu, dabar šiek tiek akivaizdu, kad daug daugiau nervų kainuoja tas žiūrėjimas. Kažkaip visą laiką sunkiai pergyvendavau tokius mini pralaimėjimus ar pralaimėjimus. Man būdavo kažkas nesiseka, man liūdna ir kartais sporte labai supranti, kaip yra sunku po to atsitiesti. Ypatingai, kai yra, pavyzdžiui, kažkoks eilė pralaimėjimų ir vis tiek eina, kovoja, visi kimba ir tai yra geras pavyzdys, užkrečiamas pavyzdys, kaip reikia toliau nepasiduoti, nepalūžti. O ką galbūt krepšinio žmonės išmokot iš patirties darbo su Tesonet? Tas toks pozityvumas man irgi, tas visą laiką, kaip pasakyti, realiai vertinti situaciją, kaip ir girdžiu, kad jie iš mūsų išmoko pamiršti greitai, bet mes to pačiu irgi mokinamės, kad gerai, viena diena čia kažkas gal nepavyko ar kažkokių kitokių priežasčių buvo, kad rezultato to nepasiekėm, bet turi būti analizė ir naujų vėl tikslų išsikelimas ir tos pačios situacijos norėjimas pagerinti. O jūsų žinios apie kibernetinį saugumą skalį nuo 1 iki 10 anksčiau ir dabar kiek pasikeitė? Pasakyti, gal buvo 1, dabar daugiau žymiai. Pas mane buvo 0, dabar gal 3 net. Naudojasi VPN, Paulius, mačiau visą laiką įsijungęs, tai early adopteris mūsų. Žalgiris ir Tesonet, ateities tikslai, vizijos, ką jūs projektuojate į priekį? Kažkaip žingsnis po žingsnio viskas tvarkyti, prioritetas mūsų auginti, talentus, žmonės. Artimiausiu laiku negalėsim pasamdyti top kažkokių žmonių iš NBA ar dar kažko, kad prisijungti, nes netoks ir tikslas. Norim, kad visi po truputėlį augtume, visa organizacija augtų, judėtume į priekį, bet tam reikalingas tiesiog labai elementariai laikas ir kantrybės daug reikės. Tikrai norim gerinti ir žaidėjams sąlygas, ir atsistatymas, ir tyrimai, ir ta mityba, viską. Tikrai kaip viskas yra ir neblogai, bet reikia kažkaip stengtis žengti, bandyti bent jau kojant su naujausiam technologijom, nes ir treniruočių procesas visas turi būti stebimas, renkami duomenys, informacija, analizuojami, kad tų traumų mažiau būtų, kad žaidėjai geriau jaustųsi, kokia jų sveikata yra, psichologinė būsena, taip kad, manau, čia surėmus pečiu šitoj srity tikrai galim padaryti didelį šuolį ir dar kažkaip vieną sritį sustiprinti, kad tie mūsų rezultatai gerėtų ir būtų stabilus. Stengsime svarbiausia dėl fanų, dėl komandos, tai kad tas rezultatai būtų, kad stabiliai laikytųsi ir kad, kaip sakėm, Žalgiris 100 metų.